Sveiki visi, aš kunigas Gabrielius Satkauskas ir su jumis šventas reikalas. Ar dvasingumas dera su sportu? Ir dar kaip. Pirmieji krikščionys gyvenę graikiškoje aplinkoje, matydami kaip graikai gimnastikos mokyklose tobulina savo kūną, lavina kiekvieną raumenį ir visą tai vadino žodžiu askezė, pratybos. Tad šis terminas atėjo tiesiog iš sporto pasaulio ir yra nuostabi metafora kalbėti apie dvasinį tobulėjimą. Askezė, dvasinės pratybos, turi įvairiausių, kaip ir sporto pasaulyje, stilių, kelių, būdų, kaip galime lavinti save. Taip ir jūs esat girdėję apie pranciškonus, dominikonus, jėzuitus, karmelitus ir tie vienuoliai per šimtmečius subrandino skirtingus būdus, kelius, kaip galime dvasiškai augti, tobulėti. Ir tai yra gera žinia, nes mes esam skirtingi ir ieškome kažko savito. Askezė, krikščioniškas dvasingumas, susidaro iš 3 elementų. Taip mes skaitom šventam rašte, tai iš maldos, pasninko ir išmaldos. Malda tai yra santykio dalykas, tai yra bendravimas su Dievu. Ir iniciatyvą maldai pirmiausiai rodo Dievas. Jis pirmasis įkvepia mus bendrauti su juo, melstis. Ir malda nėra tik tai apie mane ir susitelkimą į save, bet tai kaip tik yra santykio su Dievu reikalas. Ir yra 3 būdai, kaip galime melstis. Žodinė malda, mąstymo malda ir kontempliatyvi. Žodinė tai yra Tėve mūsų malda, poteriai, rožinio malda, viskas, ką galim rasti maldaknygėje. Su žodinė malda mes kiekvienas užaugame, bet paaugus reikia kažko stipresnio, maistingesnio mūsų dvasiai. Ir čia ateina mąstymo arba meditacijos malda. Meditacijo lotyniškai reiškia mąstymą arba įsigilinimą. Ir čia mes pirmiausiai turime omeny meditacija su šventuoju raštu, kai apmąstome jį ne tik tai protu, bet ir širdimi. Ir yra 3 maldos būdas – kontempliatyvi malda. Jau nebekalbu, nebemąstau intensyviai, bet klausau, žvelgiu ir kuo sąmoningiau stengiuosi būti Dievo akivaizdoje. Dievas kaip saulė atlieka savo darbą, mūsų šildo, daro vis gražesnius laikui bėgant, mums tai reikia kaip įmanoma plačiau atsiverti jo veikimui. Ir kontempliacija gali būti švenčiausio sakramento akivaizdoje, gali būti mąstant kažkokią švento rašto sceną, tai gali ištikti netgi ir gamtoje, kai mus paliečia nuostaba grožio akivaizdoje ir per tai išgyvenam Dievo artumą. Tai pirmasis askezės elementas – malda. Antrasis pasninkas, ir tai nėra tik tai penktadieninis susilaikymas nuo mėsiškų valgių, yra daug plačiau ir giliau. Pasninkas tai yra atsisakymas kažko malonaus dėl didesnio gėrio, dėl vidinės laisvės. Ir tai gali būti pasninkas nuo saldumynų, nuo ekranų, gali būti pasninkas kaip grūdinimasis, pavyzdžiui, ėjimas į šaltą dušą, gali būti pasninkas socialiniam gyvenime, kai mažiau kalbu apie save ir daugiau apie kitą. Ir čia natūraliai pereiname prie 3 askezės elemento – išmaldos, nes pasninkaudamas ir melsdamasis sutaupau jėgų, laiko, energijos ir tada tai, ką sutaupau, galiu dovanoti kitiems. Ne kaip likučius savo beprotiško kasdienio gyvenimo, kai bėgu, lekiu ir niekam nieko neužtenka ir niekam nelieka laiko, bet galiu tai, ką sutaupiau dėka pasninko, dovanoti kitiem lyg gerybės, lyg surinktas uogas miške. Ir tai yra, pavyzdžiui, dėmesys kolegai. Tai yra geresnė sveikata, kuomet galiu labiau fiziškai pasitarnauti kitiems arba būti našta kitiem mažiau. Tai yra sutaupyti pinigai dėl mažesnių sąskaitų už šildymą, vandenį, maistą, nes valgo mažiau saldumynų. Ir tie pinigėliai gali būti skirti vargšams arba Ukrainai paremti. Tai labai natūraliai malda, pasninkas ir išmalda koegzistuoja kartu, stiprina mūsų dvasią ir kreipia mus į meilę kitiems. Nes tikėjimas ir dvasingumas be vaisių, tai kam jisai reikalingas, ar ne, jeigu nėra tame meilės. Kalbėjimas apie dvasinį tobulėjimą kaip pratybas, treniruotės, irgi mums primena, kad svarbu turėti trenerį arba treniruočių planą, pasitarti karts nuo karto su kažkuo išmintingesniu, kad galėtų atnaujinti mūsų pratimus, padidinti svorius, ar ne, kalbant metaforiškai, kad galėtume nuolat progresuoti ir augti, o ne stagnuoti. Sportas mums taip pat primena, įsivaizduokim atletą, kuris ryte atsikelia, skauda visą kūną ir galvo, na, gal šiandien neįsiu treniruotis, bet jisai žino, kad šitą mažą pergalę turi laimėti, save nugalėti, nes kitaip nebus vaisių.
Ir taip ir su malda. Maldos gyvenime labai svarbu reguliarumas - eiti, melstis, bendrauti su Dievu ir tada, kai aš nenoriu. Tokiu būdu aš taip pat įrodau Dievui, kad aš tikrai jį myliu, nes einu melstis ne dėl geresnės savijautos ir malonumo, bet dėl ištikimybės net ir tada, kai nėra malonu ar patogu. Ir būtent tie momentai sunkios maldos jie labiausiai ir augina ir duoda daugiausia vaisių mūsų dvasiai. Apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašo: argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną. Ir jūs taip bėkite, kad laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Todėl aš bėgu nedvejodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. Dar kitoje švento rašto vietoje laiške žydams randame tokį drąsinimą: ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Tai tikrai mes esam kviečiami mesti savo egoizmo riebalus ir augintis meilės raumenis. Esam truputį graikai. Matot, krikščioniškas dvasingumas kyla iš tokio graikiškos aplinkos, kultūros, sporto pasaulio, bet taip pat esam truputį ir romėnai. Romėnai turėjo tokį posakį, jie sakydavo: turime melsti dievus, kad sveikame kūne būtų ir sveika siela. Ir labai įdomu, kad toj graikiško aplinkoj, kur gyveno krikščionis, šventuosius arba dvasios galiūnus jie net atitinkamai vadindavo šventaisiais Dievo atletais. Tai ir mes, kviečiu, skirkim dėmesį ne tik savo fiziniam lavinimui, treniravimui, kad būtume sveiki ir stiprus, bet taip pat ypatingai dvasios pratyboms. Būkime šventaisiais Dievo atletais. Iki susimatymų.